Sveiki! Biofarmacija Wellness kviečia Jūs vėl į naują paskaitą ir ne be reikalo, todėl kad žmogus yra gamtos dalis. Kūnas ir psichika kinta pagal metų laikus. Ir gamtoje viskas yra cikliška. Diena, naktis, metų laikai, žmogaus gyvenimo etapai, tačiau mes dažnai juos ignoruojame. Į sveikatos kelionės žemėlapį susideda iš to, kad kiekvienas metų laikas atitinka tam tikras organizmo sistemas, kurias reikia kryptingai stiprinti. Todėl ir biofarmacijos papildai, krepšeliai yra sudaryti taip ir mes, konsultantai, padedame jums susivokti, kas geriausiai gali tikti jūsų kūnui pagal jūsų savijautą, simptomus ir metų laikus. Taigi, kaip išmokti klausyti savo kūno ir sveikai pasitikti pavasarį? Esu dietistė, sveikatingumo kaučerė Rita Šilenskienė ir valandėlę praleisiu su jumis. Paskaitos tikslas. Šiuolaikiniame gyvenime žmonės labai dažnai ignoruoja kūno siunčiamus signalus, nors jie labai aiškus - nuovargį, alkį, sotumą, emocinį disbalansą ir virškinimo sutrikimus, o kūnas juos nuolat siunčia. Per energijos lygį, per alkį, per sotumą, per emocinį disbalansą, odos būklę, miego kokybę, emocinę savijautą bei atsparumą stresui. Na ir aišku, virškinimo sutrikimai. Ilgainiui tai gali lemti energijos stoką, imuninės sistemos silpnėjimą, hormonų disbalansą, perdegimą. Todėl šios paskaitos tikslas yra padėti suprasti, kaip atpažinti kūno siunčiamus signalus ir sąmoningai į juos reaguoti, ypač pavasarį pereinamuoju laikotarpiu, nes šių signalų ignoravimas ilgainiui gali lemti organizmo išsekimą ir lėtinius funkcinius sutrikimus. Labai rekomenduojame holistiškai pasižiūrėti į kūną, todėl kad holistinis požiūris į sveikatą remiasi suvokimu, kad žmogaus kūnas, protas ir emocijos veikia kaip vientisa sistema. Ir kūnas nuolat siunčia signalus per vidinę pusiausvyrą, nuskanuodamas mūsų vidinius pojūčius ir per energijos lygį, per odos būklę, per atsparumą emocijoms ir svarbiausia atsparumą stresui. Taigi šių signalų ignoravimas neturi būti pamirštas. Na, o kaip jūs jautėtės žiemą? Kokius signalus iš savo kūno per žiemą pastebėjote dažniausiai? Kaip žiemos laikotarpis paveikia jūsų kasdienius įpročius, mitybą, judėjimą ar poilsį? Kaip keitėsi jūsų miego kokybė, dienos energija žiemos metu? Kokie ženklai ar pojūčiai jums dažniausiai parodo, kad jūsų organizmui kažko trūksta? Ar ignoravote juos, ar stengiatės kažkaip padėti? Šiandien ir išsiaiškinsim, kas vyksta tuo žiemos laikotarpiu ir kaip turėtų viskas būti išgirsta. Taigi žiemos mėnesiais mūsų organizmas prisitaiko prie mažiau šviesos, saulės šviesos. Tuo metu, kada mažiau šviesos, mažėja vitamino D sintezė ir gali kristi energijos lygis, prasidėti nuotaikų kaita. Na ir būtent, kada yra žemesnė aplinkos temperatūra, sumažėjęs fizinis aktyvumas, būtent šitie veiksmai labai didelę įtaką daro hormonų reguliacijai, energijos apykaitai, na ir aišku, imuniniai sistemai. Dėl trumpesnės dienos būtent sutrinka mūsų biologinis laikrodis, nes mes jį pratęsiame tą dienos šviesą mūsų lempomis, o dėl to gali kisti ir cirkadiniai ritmai, melatonino, kuris mūsų užmigdo, ir kitų hormonų reguliacija. Organizmas gali jaustis lėtesnis, mieguistesnis, sunkiau koncentruotis. Taigi dažniausiai, kas pastebima, tai jaučiamas mieguistumas. Taip pat žiemos laikotarpiu, kada yra mažesnės vitamino D atsargos, ypatingai jeigu nevartojame vitamino D, jeigu neišvažiuojame šiltus kraštus, kur saulytė mus palepina, tada galima būtent tas tokia nuotaikų kaita, kada apima apatija, kada, sakysim, nei iš šio, nei iš to dirglumas, irzlumas atsiranda. Na ir aišku, tai veikia mūsų fizinė ištvermė, nesumažėja, reiškia, raumenų veikla. Ir tuo pačiu sumažėja medžiagų apykaita.
Gali mažėti kai kurių vitaminų, mineralų ir antioksidantų įtaka, reiškia atsargos, todėl kad tai daro šitoms atsargoms įtaką trūkumas šviežių maisto produktų, nes būtent žiemą, kada mes neturim tokių šviežių ypatingai žalumynų, o tai yra hidroponinės daržovės ir panašiai, tai labai stipriai jaučiama mineralų ir antioksidantų atsargos mūsų odai ir imuniniai sveikatai. Todėl būtent imuninė sistema dažniausiai kenčia nuo virusų ir infekcijų, nes organizmas pats jau nebesugeba su jom susidoroti. Taigi laukiant pavasario dažnai organizmas siunčia signalus, kad reikia atkurti energijos atsargas, mikroelementų ir vidinės pusiausvyros atsargas. Kokiegi signalai yra siunčiami? Tai būtent nuovargis, apie kurį jau kalbėjom, koncentracijos stoka, dirglumas, potraukis netgi tam tikrai maistui, gali būti sūriam, saldžiam, riebiam. Na ir tai, žinokit, nesilpnos valios požymis, o ženklas, kad organizmui tikrai trūksta vitaminų, mineralų ir biologiškai aktyvių medžiagų. Ir štai čia pažymėjau keletą tokių svarbiausių dalykų, kaip galite dabar jau pagalvoti, ar iš tikrųjų žiemą nebuvo tokio dalyko kaip silpnesni, trapesni plaukai, daugiau įsielektrinę plaukai, galbūt kažkam tai slinko plaukai, susivėlę, galiukai tokie atspūrę. Tai dažniausiai vitaminų A, E, C, B2, B3, B6, cinko, biotino trūkumas. Žinoma, jeigu tai nervų sistemos dirglumo, nemigos požymiai, tai aišku trūksta B1, B3, B5, B9, B12, biotino, D3 ir galbūt net geležies atsargos išsekusios. Taip pat, jeigu akis ašaroja, paraudusios akis, patinė vokai ir, sakysim, tokios dirgliosios akis, kampučiai akių taip trukinėja, tai tas vadinamas vištakumas, blogai naktį matome, tai vitamino A, D, C, cinko, geležies atsargas reikia pasitikrinti. Na ir jeigu raumenys skauda, jeigu sąnariai skauda, jeigu judant yra diskomfortas, jeigu naktinės kojų traukuliai, tai gali būti magnio, kalcio, B grupės, visų B grupės vitaminų atsargų trūkumas. Na, jeigu lūpos suskeldė, džiūstančios, jeigu lūpų kampučiai suskilę, tai cinko, B2, B3, A, D, K vitamino trūkumas. Jeigu yra problemos su dantenomis, dantimis, jautresni jie labiau reaguoja, kraujuoja ir panašiai, tai aišku vitamino C, B9, kalio, kalcio trūkumas. Na ir jeigu tai yra vėlgi susijęs su plaukais, tai D, A, E vitaminas, seleno, omega 3, jodo trūkumas. Ir aišku, oda taip pat rodo, pirmas paveiksliukas yra apie odą kalba, tai vėlgi mes galime pasižiūrėti, kokių vitaminų trūkumas. Taigi mitybos samprata yra tai, kad mes turime suvokti, jog maistas tai ne tik tai šiaip malonumas, bet valgant maistą, virškinant maistą, visos maistinės medžiagos tai yra energija ir poveikis kiekvienai ląsteliai ir ypač imuninėms ląstelėms. Na ir aišku, odos, kraujagyslių, kraujotakos, širdies kraujagyslėms ir panašiai. Tai uždegimas vystosi tada, kada trūksta maistinių medžiagų, vitaminų, mineralų. Na, o lėtinis uždegimas pereina į lėtinės ligas. Na ir aišku, kaip tokios nemaloniausios ligos, apie kurias niekada nenorime išgirsti, tai yra onkologija. Žinot, jeigu aš jūsų paklausčiau, ar atidarytumėt duris ir ypatingai seifą, kur sudėti jūsų brangiausi gyvenimo reliktai, pinigai, brangenybės vagiui? Tikiuosi atsakymą pasakytumėt ne, neatidaryčiau. Bet dažniausiai mes žinodami, turėdami žinių, kad tai yra vagis, imam ir atidarom duris. Ir aš tai kalbu apie mūsų sveikatą, kai mes nesuvokime holistinio požiūrį į savo kūną, kad negalima ignoruoti simptomų, todėl kad yra mūsų sveikatos ir išvaizdos vagis, kuriuos mes noriai, nors ir žinodami, bet numodami ranką įsileidžiame. Kokiegi tai vagis?
ir mūsų sveikatos ir savijautos vagys. Visų pirma, tai yra nemeilė savo. Kada mes sakom, ai neturiu laiko, ai suvalgau bet ką, ai tik to juk taip daro visi, o juk jūs tai ne visi. Jums padovanotas šansas vieną kartą būti tokiu, kokiu jūs esate ir nugyventi tokį gyvenimą, kokį jūs savo patys susikūrėte. Ir dažnai stresas, vat, kaip sako močiutės, visos ligos prasideda nuo streso. Todėl negalima ignoruoti ir užsibūti ilgalaikiame strese, nes trumpalaikis stresas, ar jisai būtų geras ar blogas, galbūt nieko, bet va tas ilgalaikis stresas, tai yra pastoviai organizmo žalojimas ir tas didžiausias vagis, nuo kurio prasideda uždegimai. Kitas dalykas susijęs su maistu, tai yra cukrus, gliutenas, rafinuoti produktai, apie juos kalbama vos ne kiekvienoje paskaitoje, kad tai yra vieni didžiausių vagių ir neskaitydami etiketes, o kraudami mūsų krepšelius supakuotus produktus, negamindami namuose, o pasitikėdami tik tai tie, kas pasirūpina mūsų mitybą, įsileidžiame didžiausius vagis į savo kūną. Dažnai pamirštame, kad kraujas, limfa, mūsų oda ir mūsų organizmas visas beveik sudarytas 70% iš vandens. Todėl mažai arba blogas nekokybiškas vanduo daro didžiulę įtaką mūsų sveikatai ir metabolizmui. Na ir žinoma, disbalansas lėkštėje, kada trūksta daržovių, uogų, vaisių, judėjimo stoka arba jo perteklius, visa tai atsiliepia kiekvienai mūsų ląsteliai. Nereikia pamiršti, kad mūsų ląstelės sudaro audinius, audiniai sudaro organus, organai sudaro sistemas ir iš tų skirtingų sistemų sudarytas mūsų organizmas. Ir poveikis, kaip jūs elgiatės, kaip gyvenate, ką valgote, yra absoliučiai kiekvienai ląsteliai. Ir pradėjus mylėti vieną ląstelę, pamaitinus vieną ląstelę, pasirūpinus kiekvieną dieną ją, ji atsidėkos jums geruoju. Todėl, kad mes turime įvairias organizmo sistemas, kaulų, raumenų, kvėpavimo, širdies kraujagyslių sistemą, virškinimo, limfos, nervų sistemą ir dar vieną labai svarbią sistemą. Ir pradėjai rūpintis nors viena, na, sakysim, pradėsiu rūpintis savo kvėpavimo sistema, dažniau būsiu lauke, ore, dažniau atliksiu kvėpavimo raminamuosius pratimus ir taip toliau. Jūs pamatysite, koks poveikis bus visom kitom sistemom. Tai yra ir nervų sistemai, ir virškinimo sistemai, ir, aišku, miegui. Ir dar viena svarbiausia sistema, kurią išskyriau atskirai, tai yra mūsų hormonų sistema, nes maistas ir emocinė būklė absoliučiai tiesiogiai veikia mūsų hormonų išsiskyrimą ir reguliavimą, o nuo to reguliavimo hormonų, kada hormonai bėgioja po mūsų sistemą, kaip greitieji laiškanešiai ir praneša apie tai, kas vyksta organizme ir reguliuoja mums gyvenimą, tiesioginė to žodžio prasme. Tai ypatingai didelis poveikis hormonų, medžiagų apykaitai ir energijos balansui. Taigi, nervus pakalbėsim apie šitas keletą svarbiausių sistemų, kaip jom padėti, kaip išgirsti jų siunčiamus signalus ir ką daryti. Todėl, kad būtent šitie simptomai atsiranda dėl cirkadinių ritmų pokyčių, dėl streso pokyčių, aktyvacijos ir būtent miego kokybės pokyčiai, kada sunku naktį užmigti, dažnai prabundate, būdraujate naktį. Tai nuovargis, toksai energijos trūkumas, net po pakankamo miego, tarsi išsimiegojot, bet atsibundat ir jaučiate sunkumą. Taip pat sumažėjusi koncentracija ir atmintis, kada sunku susikaupti darbe, dažnas išsiblaškymas, pamirštat, emocijų svyravimai, padidėjęs toksai liūdesys, nerimas ar kartais įvardinamas kaip smegenų rūkas, emocijos stoka, sunku pradėti naujus darbus. Būtent kada tokia pasireiškia apatija, visa tai yra siunčiami signalai, kad jūsų kūnui tikrai sunku ir jam reikia pagalbos. Ir štai tokie simptomai atsiranda dėl cirkadinių ritmų sutrikimo, kada žiemos metu trūksta saulės šviesos ir būtent sumažėja laimės hormono serotonino gamyba, kuris gaminamas yra mūsų žarnyne.
Ir tuomet išbalansuojamas yra ir melatonino ritmas, todėl kad čia brolis su sesė serotoninas ir melatoninas ir tai tiesiog veikia nuotaiką, energiją ir miegą. Taigi streso ir simpatinės nervų sistemos aktyvacija, kada ilgas toks kūno nejudrumas, ilgas sėdėjimas už stalo darbo metu ir trumpesnės dienos būtent išlaiko organizmą tokioje būsenoje, kuri sukelia tą nuovargį ir dirglumą. Be abejo, prisideda mikroelementų ir vitaminų trūkumai, nes ypatingai B grupės vitamino trūkumas, magnio, omega-3, riebiųjų rūgščių, labai dažnai susiduriu, kad nevalgo žuvies ir nevartoja omega-3 papildų, o jie ypatingai svarbus mūsų nervų sistemos kokybei, jos funkcijoms ir taip toliau. Na ir hormonų disbalansas, tai yra, kadangi hormonai atsakingi už energijos reguliavimą ir nuotaiką, tai yra tokie kaip kortizolis, dopaminas, serotoninas, jie tiesiog sutrinka. Ir būtent organizmas ilgai apkrautas stresu, mitybos trūkumais ar miego deficitu. Tai kągi daryti pavasarį? Ir kaip matote, šitas cirkadinis ritmas labai gražiai parodytas mūsų paveikslėlį, kad melatoninas išsiskiria 21 valandą, aktyviausias 10 valandą, todėl reikėtų nueiti miegoti iki 10, jau nekalbu, kad apie 11 valandos, nes po 12 valandos tą melatoniną prisišaukti labai sunku. Antrą, trečią, iki 4:30 yra pats giliausias miegas, neturėtume pabudinėti. Na, o mus pažadina kortizolis, didžiausias jo kiekis yra 6:30 ir melatoninas 7:30 visiškai išsijungia, todėl kas dirba naktimis, užmigti po darbo iš tikrųjų yra labai sunku, o geriausia koordinacija yra vidury dienos, kada rekomenduojama priimti tokius aktualiausius sprendimus, svarbiausius sprendimus, daryti tokius svarbiausius darbus, pokalbius ir panašiai. Na ir matome, kad didžiausias poveikis mūsų raumenims ir širdžiai yra 17 valandą, už kardio treniruotės sportininkams ir šiaip žmonėms, kurie nori sustiprinti širdies kraujagyslių ligas, yra sveikiausia apie 4-5 valandą dienos. Na ir aukščiausias spaudimas būna 18:30, todėl neverta jo matuotis, nes jisai ir tai būna aktyviausias organizmas. Na ir aukščiausia temperatūra, kaip matome, 19 valandą. Ir jeigu mes nepaisom cirkadinių ritmo, tai matome, kokios gali būti problemos. Tai yra ir neurodegeneracinės ligos, ir hipertenzija, ir uždegimai, ir insultai, ir žarnyno pralaidumas, ir apskritai smegenų pralaidumas įvairiausiams dirgikliams yra didžiausias, autonominės disfunkcijos, na ir aišku, kognityviniai sutrikimai, tai yra energijos trūkumas, bloga nuotaika ir panašiai. Taigi, koks būtų holistinis požiūris į mūsų kūną? Nervų sistemos ir psichologinės sveikatos signalai dažnai yra pirmieji kūno šaukliai, rodantis, kad reikia atstatyti mikroelementų atsargas ir subalansuoti gyvenimo būdą. Ir tokie veiksniai kaip daugiau laiko praleisti rytinės saulės šviesoje, jie stabilizuoja cirkadinį ritmą, lengvas fizinis aktyvumas, tai yra pasivaikščiojimas, net ir prieš miegą, tai didina serotonino, dopamino kiekį, miego higiena, kada išjungti prietaisus, nueiti laiku miegoti, vėsiame kambaryje miegoti, nežiūrėti telefono, blogų filmų prieš naktį. Na ir būtent kvėpavimo pratimai, atsigulus į lovą, meditacija, sąmoningas poilsis labai svarbus. Ir žinoma, maistas su probiotikais, magniu, vitaminu D papildai, tai yra labai svarbus. Jeigu pasižiūrėtumėm štai į šitą lentelę, kokie naudingiausi maisto produktai, tai mes matom, kad centre yra riebi žuvis, lašiša, skumbrė, sardinės, nes tai yra omega-3 šaltiniai, jie padeda palaikyti neuronų, membranų sveikatą ir smegenų funkciją, susikalbėti mūsų smegenų ląstelėms viena su kita. Matome įvairiausius riešutus ir sėklus, tai yra graikiniai riešutai, migdolai, čija, linų sėmenys, moliūgų sėmenys, nes tai yra magnio ir omega-3 šaltiniai ir aišku antioksidantų šaltiniai.
Matome tamsias lapinės daržovės, kurias ir žiemą ir pavasarį galime surasti. Tai yra ir špinatų mažieji lapeliai, lapiniai kale kopūstai, šaldiklyje puikiai išsilaiko visus mikro ir makro medžiagos. Mangoldų galime jau rasti pavasarį, nes tai yra be galo daug magnio, folatų, kurie palaiko nervų sistemos sveikatą. Taip pat pilno grūdo produktai, prie jų galėčiau priskirti juodus, raudonus, juodus ryžius, nes tai yra ypatingi B grupės vitamino šaltiniai, soros, avižos, kinva. Tai stabili energija, kuri teikia pamažu mažomis porcijomis smegenims, raumenims, mūsų visam kūnui. Kiaušiniai, kaip sakoma, nugalėtas mitas, kad kiaušiniai kelia cholesterolį. Nepamirškite, kad kiaušinius galime valgyti ne tik ryte, bet ir vakare su įvairiausiam daržovėm, nes tai yra cholino, B grupės vitaminų šaltinis ir svarbus atminčiai bei nervų signalams. O uogos, kurių mes turime pilnus šaldiklius ir citrusiniai ypatingai vaisiai, tai antioksidantai saugantis nervinės ląsteles nuo būtent pažeidimų. Taigi, traukime iš šaldiklio viską, ką turime, nes artėja naujas sezonas. Be abejo, dar visi turime atsargų ir fermentuotų produktų, tai yra nebūtinai rauginti agurkai, bet ir rauginti kopūstai ir visi kiti rauginti produktai. Taip pat natūralus jogurtas palaiko žarnyno ir vadinama tą žarnyno smegenų ašį. Taigi, nervų sistemos palaikymui reikalingi ir papildai. Praktiškai kiekvienam galiu rekomenduoti vartoti magnį, nes magnis yra ir nervų sistemai, ir raumenims, ir praktiškai kalbant apie visas mūsų svarbiausias kūno sistemas, išgirsite apie magnį ir apie B grupės vitaminus. Tačiau būtent magnis padeda reguliuoti nervinių impulsų perdavimą. Vienai ląstelei į kitą, taip? Tai kaip ta elektros srovė, kuri perduoda mums kažkokius tai signalus. Taip pat gerina miego kokybę ir priklausomai ten magnio citratas ar magnio bisglicinatas taip pat veikia ir mūsų virškinamąjį traktą. B grupės vitaminai, tai B6, B12, folatai būtini tiesiog neurotransmiterių gamybai ir nervų funkcijai. Na, omega-3 riebiosios rūgštys, EPR, DHR, tai palaiko neuronų struktūrą, komunikaciją tarp nervinių ląstelių. Ir vitaminas D taip pat svarbus mūsų nuotaikai ir nervų sistemai. L-tianinas yra adaptogenai, pakalbėsim kokie. Tai gali padėti mažinti stresą ir palaikyti emocinę sveikatą. Ir aišku, probiotikai, kurie palaiko žarnyno mikrobiotą, nes mes žinom, kad mūsų laimės hormonai būtent yra daugiausia mūsų žarnyne. Tai kasgi tas L-tianinas, kur jisai randamas, tai kalbant apie L-tianiną, tai tokia yra amino rūgštis, jinai natūraliai randama kai kuriuose produktuose ir daugiausiai yra žaliojoje arbatoje, kuri mažina stresą. Todėl dienos metu ne dirgiklius gerkime, ne kavą, ne kažkokius energetinius gėrimus, bet būtent gurkšnokime žaliąją arbatą. Taip pat yra ir papildai žaliosios arbatos. Taip, gali būti L-tianinas ir juodojoje arbatoje ir ypatingai daug mača arbatoje. Tai yra tokia šviežių žalių lapelių ypatinga arbata, kuri turi ypatingai daug L-tianino. Ir be abejo grybai, kai kurie turi dar L-tianino. Tas L-tianinas būtent padeda atsipalaiduoti be mieguistumo ir mažina stresą, nerimą, padeda gerinti dėmesio koncentraciją. Kalbant apie adaptogenus, tai yra ir augalai, ir grybai, kurie padeda organizmui prisitaikyti prie streso, palaikyti energiją ir pusiausvyrą. Ir pagrindiniai tie adaptogenai, tai ženšenis, rožinė radiolė, švaganda, kiniškas citrinvidis, taip pat sibiro ženšenis, šventasis bazilikas, tulsi jisai vadinamas, taip, reiši grybai ir aišku kordycepsas. Taip pat gali būti juodasis šokoladas, imbieras, česnakas, mėlynės, šilauogės, migdolai ir avokadas, nes jie turi antioksidantų, turi B grupės vitaminų ir magnio.
Taigi pereikime prie sekančios sistemos, mūsų imuninės sistemos ir ypatingai, kai trūksta cinko, seleno, antioksidantų, kenčia imuninės ląstelės, tai jos dirba tiesiog lėčiau. Kokiegi signalai, kad mums imuninė sistema jau siunčia signalus, nesusitvarko su problemomis? Jeigu mes sergame infekcinėmis, virusinėmis, bakterinėmis ligomis dažniau kaip 4-5 kartus per sezoną, vadinasi, mūsų imuninė sistema nesusitvarko, nepajėgi būti balanse. Jeigu mes persirgom, ilgai atsistatinėjom po gripo, po kažkokiu persirgimu, ilgai jaučiame signalus, jeigu pastoviai kažkoks tai lengvas uždegimas, odos sudirgimas, paraudimas ir panašiai, bendras silpnumas toksai, imuninė sistema mums sako, padėkite. Kokie pavasario veiksmai turėtų būti? Pirmiausia, pakalbėsim apie maistą. Moksliniai šaltiniai pabrėžia, kad mityba yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kurie padeda imuninėms ląstelėms susitvarkyti, palaikyti tą imunitetą, balansą ir sureguliuoti jo veiklą. Tai ypatingai uogos, vaisiai ir daržovės, kurie turi vitamino C, nes tai yra antioksidantas, vienas geriausiai ištirtų antioksidantų. Tai ką mes galime rasti parduotuvėje? Apelsinus, citrinas, greipfrutus. Taip pat, nors parduotuvėje yra jau šviežios braškės atkeliavusios iš kito pasaulio galo, bet paieškokite, ką turite šaldikliuose. Gal turite žemuogių, gal turite šaldytų braškių, gal turite mėlynių, gal turite serbentų, kurie turi ypatingai juodieji serbentai daug vitamino C, nes jie skatina baltųjų kraujo ląstelių funkciją ir antioksidacinę apsaugą. Omega 3, kur galime surasti lašišoje, skumbrėse, kitose žuvyse, tai turi priešuždegiminį poveikį, o jeigu jūs vartojate papildus, tai pasižiūrėkite, kad EPR būtų didesnis kiekis negu DHR, nes jis tiesiog turi stipresnį poveikį. Toliau yra probiotikai. Taip, pat probiotikai, jau kalbėjom, kur jie gali būti, nes mūsų imuninės sistemos 80% imuninių ląstelių yra žarnyne ir jeigu mes turime tvarkingai veikiantį žarnyną, kasdien tuštinamės, geriam vandenį, palaikom gerųjų bakterijų balansą prieš blogasias bakterijas, neužsileidžiam žarnyno patogenais visokiais ir parazitais. Vadinasi, būtent maistas žarnyno bakterijoms yra prebiotikai, tai yra skaidulos, ir probiotikai yra pačios bakterijos, kurias galime rasti ir papilduose. Selenas, cinkas, kiti antioksidantai kaip vitaminas A, E, jį galime rasti riešutuose, sėklose, kiaušiniuose. Na ir pavyzdžiui, cinką mėsos produktuose, kurie dalyvauja antioksidaciniuose procesuose ir imuninių ląstelių veikloje. Žalia arbata ir ypatingai visi prieskoniai. Mokslininkai įrodė, kad prieskoniai yra vieni stipriausių antioksidantų palaikančių mūsų imuninių ląstelių darbą, todėl gardindami maistą, gerdami arbatas prieskonių, žinokite, kad tai turi būti geriausias jūsų pagalbininkas ne tik žiemą, bet visus metus ir priklausomai ar tai bus sūdyti, šaldyti, džiovinti ar švieži, nes jie palaiko imuninės sistemos funkcijas ir mažina uždegimus. Taigi, taip, važiuojam toliau, matom, kokį maistą galime pasirinkti ir pankolis ypatingai dera su žuvim, pavasarį greitas yra šparagai, galime rasti gerųjų riebalų avokaduose, jau atsiranda ir burokėlių lapeliai, na ir poras kaip svogūno pakaitalas, ridikėliai atsiranda ir nepamirškit, kad mes dar turime šakninės daržovės kaip ridikus, ropės, kaliaropės ir panašiai. Gebėjimas įveikti stresą, pozityvios emocijos ir asmeninės savybės daro įtaką tiek nervų sistemai, tiek endokriniai sistemai. O šitos sistemos veikia viena kitą. Ir jeigu jos bus balanse, jeigu jomis bus pasirūpinta, vadinasi, ir imuninė sistema veiks mūsų tinkamai ir suteiks mums sveikatos.
Taigi, pereikime prie sekančios, prie virškinimo sistemos ir mažiau skaidulų ir fermentuotų produktų, vandens, probiotikų, tuo metu sutrinka žarnyno mikrobiotaka ir signalai tai yra tokie kaip pilvo pūtimas, dujų kaupimasis, gali būti būtent žarnyno mikrobiotos disbalanso požymis arba per didelio angliavandenių vartojimas, lėtesnis žarnyno judėjimas, tai yra daug mažesnis, ženkliai mažesnis išsituštinimasis, būtent sukelia dujų kaupimąsi. Jeigu mes valgome 3 kartus per dieną, tai 2 kartus per dieną tuštintis yra normalu. O dažnas kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Na, kartais, aišku, būna ir viduriavimas. Taigi, tas netaisyklingas tuštinimas, kietos arba per minkštos išmatos gali rodyti, kad žarnyno mikrobiota yra sutrikusi ir būtent yra trūksta arba skaidulų, arba vandens, arba abiejų. Kartais būna rėmos, skrandžio diskomfortas, tarsi deginimas krūtinėje, pilvo srityje ir tai gali rodyti, kad su skrandžio rūgštingumu yra problemytės. Pavalgius, jeigu mus aptingimas apima, nuovargis, tai mieguistumas, norisi prigulti, tai vėlgi rodo, kad maistas nepakankamai skaidomas, nepakankamai turime virškinimo fermentų, blogai dirba mūsų skrandis, nes neišskiria druskos rūgšties, nevyksta baltymų skaidimas ir panašiai. Stiprus pilvo skausmai, spazmai, pasikartojantis blogas kvapas iš burnos arba išmatų negeras kvapas pasituštinimas, tai vėlgi rodo, kad nesuvirškintas maistas ir sutrikusi mikrobiota. Na ir žinoma, greičiausiai pamatome iš odos, plaukų, nagų, nes tai yra labai akivaizdus simptomai, išoriniai jau simptomai, sausa oda, lūžinėjantis nagai, plaukų slinkimas, tai yra netiesioginiai signalai, kad maistinės medžiagos nenuėjo ten, kur jos turi būti, ne į tas ląsteles, kur turi būti. Ką rekomenduoju pasidaryti, kokius kraujo tyrimus, tai kai visada bendrą kraujo tyrimą, nes būtent VBC gali rodyti uždegimą, infekcijas, o eritrocitų, hemoglobinų pakitęs kiekis, net jeigu jisai ten prie žemiausios ribos, nors dar patenka į lentelės tas ribas, gali rodyti geležies trūkumą, preanemiją tokią. Trombocitai susijęs su uždegimu, kepenų funkcijomis. Taip pat, sakysim, gali rodyti uždegimą. Na, aišku, būtina kiekvienam žinoti vitamino D kiekį, nes ypatingai po žiemos, nes tai imunitetui, virškinimo funkcijoms, B12 folatus, nes tai kraujo nervų sistemai svarbu, virškinimo sutrikimams. Na, o feritinas būtinas, nes tai rodo geležies trūkumą, galima net nedaryti geležies rodiklių, jeigu feritinas yra žemas, tai yra geležies atsargos. Taip pat kepenų kasos rodikliai rodo uždegimą, funkcijų sutrikimą, na ir tokie uždegimai kaip CRB, tai yra bendras uždegimo žymuo yra labai svarbus ir taip pat eritrocitų nusėdimo greitis gali padėti nustatyti lėtinį uždegimą. Žarnyno funkcijos ir malabsorbcijos rodikliai, tai yra gliukozės, lipidų, ypatingai trigliceridų labai svarbu žinoti. Na ir aš visada dar rekomenduoju pasidaryti ko programą, tai yra išmatų programa, kur labai aiškiai parodo, kas vyksta jūsų žarnyne, kaip padėti tam žarnynui. Kokius rekomenduočiau produktus, veiksmus, tai yra maistas, vanduo, papildai, tai ypatingai valgyti daug skaidulų turinčius produktus, jau minėjau, kokius fermentuotus produktus, riboti perdirbtą maistą, ypatingai atsisakyti cukraus, labai riebių patiekalų su transriebalais ir kvietinius baltus miltus, nes jie visi sukelia žarnyno uždegimo, jeigu jų atsisakysit arba drastiškai sumažinti, tikrai pajusite pokyčius. Na ir aišku, vanduo, nes tai labai labai svarbu. Taigi, inulinas, mes galime matyti papildus, kurie, kai inulinas yra maistas bakterijoms mūsų žarnyno ir tai yra toks švelniai saldus dalykas, kur galime įsiberti į rytinį vandenuką, galime, sakysim, į desertus arba
gaminant blynelius su kokiais gerais blynais, gerais miltais blynus kepdami, va tiesiog įsiberti vietoj saldiklio arba į jogurtą. Na, į rytinį vandenį taip pat galime įsidėti ir skaidulinių medžiagų grinai, va ryte, ypatingai jeigu neišsituštino, tai su rūgštele, su obuolių actu arba su citrinos sultimis, su ten šaltalankio sultimis galime tiesiog įsimaišyti maltų sėmenų ir gysločių labelių, kurie yra vat Clean Me produkte. Na ir taip pat vat liekniek papildai biofarmacijos labai puikiai sudėti į patogius va tokius vienkartinius pakelius, kur tiesiog patogiai įsiberi ryte į stiklinę ir nesukant galvos mes turime jau rytinį maistą bakterijomis ir belieka pasirūpinti skaniais pusryčiais. Atskiras dalykas yra štai šitas kolageno ir hialurono rūgšties papildas, kuriame yra ir reiškia galimybė padėti ir savo sąnariams, kremzlėms, o ne jeigu suprastumėt, kad ne tik tai kremų su kolagenu reikia rinktis, bet ir gelbėti savo žarnyną, todėl kad jūsų visas žarnynas, jūsų sienelių žarnyno sudėtinė dalis pagrindinė yra kolagenas. Ir vat būtent kolagenas ir hialurono rūgštis gali padėti ypatingai hormoniniai sistemai ir jūsų žarnyno sistemai. Taigi atsiminkite, kad sekanti labai svarbi sistema, kur hormonai gaminasi ir virškinimo sistemoje, ir jų darbas palaiko virškinimo sistemo darbą ir jo sutrikimas veikia absoliučiai visas kitas mūsų organizmo sistemas. Ir po žiemos hormoninė sistema gali būti išsibalansavus vėl dėl tos pačios saulės trūkumo, vitamino D trūkumo, streso, neteisingos mitybos, mažo fizinio aktyvumo. Ir mokslininkai stebi, kad hormonų pokyčiai dažniausiai pasireiškia tokiais labai svarbiais signalais. Ir juos jūs turite neignoruoti, nes jeigu tokie signalai kaip nuovargis, svorio svyravimai, miego sutrikimai, odos, plaukų pokyčiai, potraukis ypatingai saldumynams, miltiniams, pilvo pūtimas, virškinimo sutrikimai, sumažėjusi ta energija, netgi libido sumažėjęs, arba menstruacijų ciklo sumažėjimai, menopauzės simptomai, netgi nevaisingumai, tai visa tai yra sutrikę hormonų sistemos požymiai. Mokslininkai rodo, kad šie simptomai dažnai siejami su skydliaukės, lytinių hormonų, insulino, streso hormonų, kortizolio pokyčiais po žiemos sezono. Taigi arba jūs valdote hormonus, arba hormonai valdo jūs. Taigi magnis, cinkas, B grupės vitaminų trūkumas, melatoninas, serotonino disbalansas tiesiogiai veikia hormonų sintezę. Na ir kokius tyrimus rekomenduočiau pasidaryti, tai yra skydliaukės stimuliuojantis toks tyrimas TSH, jisai gaminasi mūsų smegenyse, hipofizės liaukoje ir būtent jeigu aukštas TSH, vadinasi bus hipoteriozė, o jeigu žemas TSH, vadinasi bus hiperteriozė. Taip. Na ir FT4 tai yra laisvas tiroksinas, vienas pagrindinių skydliaukės hormonų. Ir šitas hormonų kiekis parodo, kaip hormonai yra aktyviai prieinami mūsų organizmui. Nes būtinai reikia atlikti abudu kartu, kad įvertintumėm skydliaukės veiklą. Na, LH liuteinis hormonas, jis parodo kiaušidžių ir sėklidžių hormonų gamybą. Ir FSH, folikulų stimuliuojantis hormonas, skatina kiaušidžių folikulų brendimą moterims, o vyrams spermos gamybą. Taigi labai svarbu reprodukcinė sveikatai ir hormonų pusiausvyrai. Kokia turėtų būti mityba, kokios rekomendacijos, kad mes palaikytumėm pavasarį sveiką hormonų balansą. Ir mes matom, kad pirmas dalykas pakankamai baltymų, todėl kad hormonai yra baltyminės medžiagos. Ir jeigu mums trūksta baltymų, štai verta nusistatyti, žinoti savo baltymų kiekį kraujyje. Tai dar vienas toksai kraujo tyrimas palankus žinoti apie savo kūną. Ir žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, mėsa
labai svarbus, kad mes turėtumėm kūne pakankamai iš ko pagaminti tuos hormonus. Taip ir būtent baltymai kontroliuoja apetitą, metabolizmą, todėl labai labai svarbu. Oi, pabėgo. Taip. Dar labai svarbu įtraukti sveikus riebalus. Ir prie tų riebalų numeris 1 visą laiką sakau, negailėkit geram alyvuogių aliejų. Alyvuogių aliejų dėkite visur, kepkite ant alyvuogių aliejus. Yra galimybė nusipirkti didesniais kiekiais, pigiau ir kad litras kainuoja apie ten 18 eurų, bet pamirškite tuos rafinuotus aliejus, kurie kelia uždegimus jūsų organizme. Riešutai, sėklos, avokadai, riebi žuvis, visa tai reikalinga jūsų steroidiniams hormonams, estrogenams, testosteronams, nes tai yra iš riebalų gaminami hormonai. Taip pat daugiau skaidulų. Na ir ankštiniai, nepamirškite, kad mes labai nemokame gaminti kažko tai iš ankštinių, bet netgi parduotuvėje matome, kad stikliniuose indeliuose yra ir jau virti avinžirniai, ir virtos pupelės, ir sakysim, šaldyti žirnelį. Taigi pasiimti, taip patogu, paprastai įsipilti šalia mėsytės ir turėti puikų gerą garnyrą. Na, mažiau perdirbtų angliavandenių, tai sakiau, čia kartosiu kiekvieną kartą, o mikroelementų kiekis, tai yra cinkas, magnis, selenas ir jodas, labai labai svarbus skydliaukės lytinių hormonų sintezei ir juos rasite tokiuose jūros gėrybėse, jūros kopūstuose. Tai galima tiek papildais, tiek paprastų maistų padidinti šitų labai svarbių mikroelementų kiekį. Na, omega 3, jau kaip kalbėta, ir svarbiausia valgymo reguliarumas, subalansuota lėkštė, kad pusę lėkštės užimtų daržovių. Visada tokia kaip jūsų sauja, tai būtų baltymų kiekis jūsų lėkštėje ir kaip kumštelis turėtų būti, sakysim, angliavandeniai, bet jie turėtų būti gerieji angliavandeniai, užtikrinantis ilgalaikę energiją. Na ir vitaminas D jūsų mytyboje, tai gali būti grybai, gali būti sviestas, gali būti ta pati žuvis, gali būti tie patys kiaušiniai. Papildai, kurie dažniausiai rekomenduojami hormonų balansui, tai jūs matote vitaminas D3, magnis, omega 3, tai yra žuvų taukai, gali būti kapsulėse, gali būti skysti, cinkas, selenas, B grupės vitaminai, ypač ieškokit B6, B12 ir folatų. Na ir papildus visada rekomenduoju pasitarti su specialistais, kurie juos parduoda, ar gydytojais, dietistais, dietologais, nes iš tikrųjų, kad ir kokia būtų puikia mityba, kad ir kiek jūs suvalgytumėte ten daug daržovių, dabar yra taip išsekintos ir taip pasikeitusios mitybinis kiekis maisto produktuose, kad mums neįmanoma tiesiog aprūpinti organizmą visomis mikro, makro medžiagomis. Todėl be papildų brangieji neišsiversit nei pavasarį, nei vasarą, nei žiemą. Tik tai skiriasi jų kiekis ir jų pasirinkimas. O dabar trumpai norėčiau pasakyti, kai nueiname, mes matom labai didžiulį magnio pasirinkimą, tai trumpai pristatysiu, kokios yra rekomenduojamos formos. Tai yra magnio citratas ir magnio bisglicinatas, čia yra du tokie labiausiai populiarūs, tai citratas labai gerai pasisavinamas ir dažniausiai, jeigu žmogus kenčia nuo vidurių užkietėjimo, rekomenduoju magnio citratą. Ir jį dažniausiai rekomenduoju gerti ryte kartu su rytiniu vandenėliu, kad paskatintumėm išsituštinimą. Na, o jeigu vis dėlto dieną neišsituština, tai būtinai išgerkite magnį vakare. Magnio bisglicinatas taip pat labai gerai toleruojama forma ir rečiau dirgina virškinimo sistemą ir bisglicinatą dažniausiai rekomenduoju vakare gerti. Ir kadangi rekomenduojama norma prasideda nuo 400, tai vieną formą galime išgerti ryte, kitą išgerti vakare. Kaip žiūrėti sudėtį? Pavyzdžiui, šito magnio, kuris yra čia paveikslėlėje, mes matom, kad magnio citratas yra papildytas inulinu iš cikorijos šaknies, tai yra jau ir maistu gerosiom bakterijom, tai paprastosios rūkažolės ekstraktas, tai yra nepaprastai geras maistas mūsų žarnyno bakterijoms ir dienos metu jos tikrai turės ką veikti. O jeigu išgersite vakare, tai jos naktį jūs džiaugsmingai papildys
tokių vadinamų butiratų, tai yra priešuždegiminė maisto medžiaga, nes bakterijos valgydamos štai šitą maistą gamina butiratą, priešuždegiminę tokią rūgštį. Taip pat mes matom biomagnis praturtintas B6, B12, B5 ir vėlgi tai yra iš negyvosios jūros druskos ir mes matom kiek magnio tik 150, taip ir čia 150. Vadinasi, mes galim vieną gerti ryte, kitą vakare, taip magnį. Tai ir jie yra skirtingi, vienas papildytas vitaminais, kitas švariausias magnis. Taigi nepamirškime holistinio požiūrį į savo kūną, mitybą, grynas oras, papildai, judėjimas reguliuoja kortizolį, skatina laimės hormonų gamybą. Taigi kvėpavimas, ramybė, dėmesys savo, neįsileisti vagių į savo kūną yra labai svarbu. Kiekvienos sistemos signalai yra tarpusavėje susiję. Pavyzdžiui, nuovargis nervų sistema susijęs su žarnyno mikrobiomos disbalansu ir vitamino D trūkumu. Ir pavasarį labai svarbu holistiškai įvertinti, išgirsti tos kūno signalus ir suprasti, kas veikia. O veikia, jeigu mes pasirūpinsime kokybišku miegu, judėjimu, saule, streso mažinimu, subalansuota mityba ir papildais. Taigi, labai nedaug tai reikia, kad kūnas pasikeistų. Mylėkite save. Ir pavasario pasiūlymas mano kaip specialistės būtų atskirai moterims, atskirai vyrams įsidėti savo krepšelį biomagnio citratą, kuris mažina stresą ir nervų įtampą, gerina energiją ir tuštinimąsi, vitaminas D3 nuotaikai, imunitetui ir hormonų sveikatai palaikyti, Back to Life imunitetui, nervų sistemai ir hormonams, nes tai yra su cinku, selenu, B grupės visais vitaminais, magniu, kalciu ir augalų ekstraktais. Na ir žinoma, oda Max Filler, kolagenas, hialuronas, dumbliai, jodas, arbatmedžio ekstraktas ir daug dar kitokių medžiagų. Na ir ciberlin, tai yra mikrobiotos atkūrimui, energijai. Kągi vyram pasiūlysiu? Tai aišku, pasižiūrėti, ar netrūksta baltymų, o sporte ant amino yra 8 amino rūgštys. Vyrų dažniausiai būna per tirštas kraujas, taigi atlant širdis labai padės kraujagyslėms, kraujotakos ir aišku nervų sistemoje. Rebrin ypatingai labai svarbus papildas protiniai veiklai, psichologiniai funkcijai, kad vyrai nebūtų mūsų dirglus ir nervuoti, o dažniau šypsotus ir pasakytų komplimentus moterims. Biomagnis forte citratas, numeris 1 magnio papildas visoje Lietuvoje pripažintas 25 metais ir biosilimarin, kad padėtumėm kepenims nebūti suriebėjusiems, gerai sutvarkyti visus toksinus, kurie atkeliauja į kepenis, taip pat pripažintas numeriu 1 papildų Lietuvoje. Taigi, kaip matot, biofarmacija tai yra maisto papildų rinkos lyderis Lietuvoje. Ir jeigu jūs prie visų tų mano patarimų pridėsite dar štai šituos išvardintus papildus, tikrai pajusite efektą. Bet reikia daryti viską kompleksiškai, o ne tik tai gyvenu bele kaip, miegu bele kaip, nesportuoju, valgo bele ką, išgeriu papildus ir laukiu rezultatų. Nieko brangieji nebus. Ir biofarmacija wellness rūpinasi mūsų sveikata, todėl kad jinai supranta, kad sąmoningas, sveikas žmogus, kuris moka išgirsti savo kūną, moka pasirūpinti savo kūnu, supranta apie cirkadinius ritmus ir priimas atsakingus sprendimus dėl savo sveikatos, tai bus Lietuvos sveikas žmogus, keliantis, kaip pasakyti, ne tik ekonomiką, bet ir tą vadinamą laimės indeksą. Kuo daugiau sveikų žmonių Lietuvoje, tuo bus daugiau laimingesnių žmonių. Taigi biofarmacijos wellness misija yra ugdyti tokį požiūrį jūsų į sezoniškumą, į organizmo poreikius ir būtent sujungus rytų ir vakarų medicinos filosofiją, žinias, judėjimą, aukštos kokybės papildus iš negyvosios jūros, perduoti jums visas šitas žinias, kad kurtumėm kartu ilgalaikę ir lojalią bendruomenę.
Na, o sekanti paskaita, kurią norėčiau jums išdėstyti ir pakviesti ją, tai yra detoks būtinybė ir mitai, holistinis požiūris į organizmo švarą. Kaip organizmas natūraliai detoksikuojasi ir kokį vaidmenį atlieka kepenys, kraujagyslės, žarnyną bei limfinė sistema. Dažniausiai detoks mitai, kodėl greiti valymo metodai visiškai neduoda jokių rezultatų, o atvirkščiai. Kaip kasdieniai pasirinkimai veikia kepenų veiklą, kraujotaką, energijos lygį. Aišku, kalbėsim apie svorio reguliavimą. Kodėl tikras metabolizmo balansas svarbesnis nei trumpalaikės dietos. Ir sužinosite ir galėsite savo pritaikyti, kaip palaikyti kepenų, kraujagyslių sveikatą, kokie būtent geriausi, efektyviausi tie valymosi būdai, kaip pagerinti savo savijautą, kaip sveikai mesti svorį, na ir kokie įpročiai padeda išvengti klaidinančių detoks tendencijų. Žinokite, kad tikrasis detoks tai netrumpa programa, o kasdieniai sprendimai palaikantis organizmo balansą ir ilgalaikę sveikatą. Taigi, labai dėkoju už jūsų dėmesį, labai dėkoju, kad išklausėte mane ir labai linkiu pritaikyti tai, ką išgirdote. Nors kiekvieną dieną po mažą žingsnelį jūsų sveikatos link. Būkite sveiki.